Svarbu kaimo plėtros programos projektų vykdytojams. Raginame kuo anksčiau pateikti mokėjimo prašymus. Nacionalinė mokėjimo agentūra ragina paramos gavėjus šiuo metu įgyvendinančius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programą esant galimybei teikti mokėjimo prašymus anksčiau, nei nustatytas mokėjimo prašymo pateikimo terminas. Primename, kad iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo termino pabaigos liko tik mėnesis. 2025 m. rugsėjo 30 diena yra paskutinė diena, kai visi kaimo plėtros programos projektai turi būti baigti įgyvendinti ir paskutiniai mokėjimo prašymai pateikti agentūrai. Agentūra ragina projektų vykdytojus atsakingai suplanuoti darbus, įgyvendinti projektus ir esant galimybei teikti mokėjimo prašymus kuo anksčiau, jog galėtų užtikrinti, kad pateikti dokumentai būtų įvertinti operatyviai ir projektų vykdytojai greičiau gautų paramos lėšas. Pabrėžtina, kad 2025 m. gruodžio 31 d. kaimo plėtros programos laikotarpis privalo būti visiškai užbaigtas. Iki šios datos pateikti mokėjimo prašymai turi būti įvertinti bei išmokėta visa kaimo plėtros programos parama projektų vykdytojams. Agentūros skaičiavimu, jei šiuo metu projektus įgyvendinantys projektų vykdytojai mokėjimo prašymus pateiktų tik rugsėjo 30 dieną, tai yra paskutinė termino diena, dėl didelio dokumentacijos kiekio paramos lėšos galės būti išmokėtos ne anksčiau kaip gruodžio pabaigoje. Būtina laikytis paramos sutartyje sprendime numatytų terminų. Žinotina, kad projektų vykdytojai įgyvendindami projektus ir teikdami mokėjimo prašymus pirmiausia turi laikytis terminų, kurie numatyti paramos sutartyje sprendime ir gali būti ankstesni nei galutinis galimas terminas. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 60 darbo dienų po paramos. Sutartyje sprendime nustatyto pateikimo termino pabaigos, bet ne ilgiau nei iki 2025 m. rugsėjo 30 dienos. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami. Mokėjimo prašymą pateikus pavėluotai taikomos sankcijos. Detalį sankcijų apskaičiavimo ir taikymo tvarka nustatyta sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės taikymo metodikoje. Galimybė pratęsti terminą tik išimtinėmis aplinkybėmis. Kaimo plėtros programos administravimo taisyklėse nustatyta, jog 2025 m. rugsėjo 30 diena yra paskutinė data, iki kurios nacionalinė mokėjimo agentūra priims projektų įgyvendinamų pagal kaimo plėtros programos priemonės, mokėjimo prašymus išskyrus šias išimtis. Kai įgyvendinami testinės priemonės gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas projektai. Kai įgyvendinami projektai, kuriuose numatyti statybos darbai, jei jie yra baigiami atlikti ir paramos gavėjas turi statybą leidžiantį ir kitus dokumentus, kai jie privalomi. Agentūra griežtai akcentuoja, kad ir nurodytais atvejais mokėjimo prašymo pateikimo termino pratęsimo priežastys, įvardintos prašyme pratęsti terminą vėlesniam laikotarpiui nei 2025 m. rugsėjo 30 diena, bus analizuojamos individualiai, atsižvelgiant į visą projekto apimtį. Mokėjimo prašymo po šių metų rugsėjo 30 dienos pateikimo terminą bus leidžiama pratęsti tik išimtiniais atvejais, atidžiai įvertinus, ar projekto įgyvendinimo pratęsimas tikrai leis projektą įgyvendinti kokybiškiau ir padės geriau pasiekti numatytus projekto tikslus ir rezultatus. Pabrėžtina, kad ir agentūrai leidus pratęsti mokėjimo prašymo pateikimo terminą, vėliau pateiktas mokėjimo prašymas turės būti įvertintas, o parama išmokėta iki 2025 m. gruodžio 31 dienos. Taigi, tik įsitikinus, kad mokėjimo prašymo pateikimo terminą yra būtina pratęsti, prašymui galės būti pritarta. Mokėjimo prašymų teikimo tvarka. Mokėjimo prašymai agentūrai turi būti teikiami užpildžius elektroninę formą Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos internetinėme portale adresu zumis.lt. Kartu su mokėjimo prašymų paramos. Gavėjas privalo pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą, taip pat finansinės atskaitomybės dokumentus, pažymą apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamas per praėjusius kalendorinius metus, paskolos sutartis,
įsigytų investicijų pagrindimą ir apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, kitus atitinkamos priemonės įgyvendinimo taisyklėse bei paramos paraiškoje nurodytus dokumentus. Svarbu. Kai dokumentai teikiami įgalioto asmens, labai svarbu pasitikrinti, ar turimi įgaliojimai yra galiojantys. Primintina, jog pareiškėjo suteiktas įgaliojimas agentūrai turi būti pateiktas per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą žumis arba pasirašytas kvalifikuotų elektroniniu parašu elektroniniu paštu dokumentai@enema.lt. Likus ne mažiau nei 3 darbo dienoms iki paramos sutartyje ar paraiškoje numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino. Atkreipiame dėmesį, jog įgaliojimo dokumentas turi būti skenuotas PDF formatu.